And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. Challenger, only seconds after leaving the launch pad, according to NASA, has exploded. It just has the same seats that like a normal car has. It's literally a normal car in space. And we're going back to the moon, back to the future, and this time, back to stay. I should tell you that the first mission is scheduled to land on Mars on July the 4th, 1997. We will undertake extended human missions to the moon as early as 2015. We launched a new spacecraft as part of a re-energized space program that will send American astronauts to Mars. We will not only plant our flag and leave our footprint for an eventual mission to Mars. What you're seeing here is a mirage. It is Photoshop, but it's has to be. 5, 4, 3, 2, 1. Vienintelis dalykas, kurį turi suprasti tie, kurie tiki, kad Žemė yra rutulys, kad negalima tiesiog paimti Žemės rutulį, išlyginti jį ir įdėti atgal į heliocentrinį modelį. Tarsi tai viena tokia brokuota planeta. Ji plokščia, o visos kitos planetos apvalios. Nė vienas plokščiažemietis niekada to nesakė ir nesakys, nes mes tuo netikime. Žemė nėra blynas plaukiojantis kosmose. Ir jūs nieko panašaus niekada neišgirsite iš plokščiažemiečio. Ir jei kada nors skiriate laiko pačiam tai patyrinėti, arba paklausėte plokščiažemiečio, tuomet žinotumėte, kad viskas yra visiškai kitaip ir turi daug gilesnę prasmę. Jie turi kontroliuojamą naratyvą. Jei kažkas pradeda apie tai ieškoti informacijos, jie teras blynus plaukiančius kosmose. Tai žinoma atstum žmonės. Arba jie pamatys apskritimą su sniego kraštais, skrendant į kosmosą, nuo kurio kraštų teka vanduo. Ir tai juos atstumia. Svarbiausias dalykas yra skleisti melagingą naratyvą. Visi tie plokščios Žemės hitai iš 2016-2017 metų. Tai buvo beveik YouTube eros pabaiga, kai iš tikrųjų galėjome rasti tikrų įrodymų, tikro turinio, bet kurioje paieškos sistemoje algoritmai veikia jų naudai. Jūs pamatysite visus šiuos hitus, pamatysite viską, ko reikia plokščios Žemės paneigimui. Todėl gauti patikimą informaciją praktiškai neįmanoma. YouTube suvaidino tam tikrą vaidmenį tame. Ir ne tik sukuriant atranką, kokius vaizdo įrašus jie nori rodyti, bet jie taip pat nusprendžia, ar leisti tau ką nors prenumeruoti, sekti ar ne. Tai nutiko ne vieną kartą ir buvo susijęs su įvairiais turinio kūrėjais. Paspaudžiu mygtuką prenumeruoti, o po kelių savaičių ar dienų suprantu, kad nerandu prenumeruojamo kanalo. Pradedu galvoti, kad jis ištrintas arba autoriaus vaizdo įrašas yra paveiktas cenzūros. Na žinoma, jie tai padarė, nes kanalo prenumeratos, kurį užprenumeravau, daugiau nebebuvo. Bet aš juk žinau, jog nieko neatsisakiau. Vėliau pakartoję prenumeratą pamatysite, jog tie patys dalykai vėl kartojasi. Google, YouTube'as, visos šios didelės korporacijos daro didelę kampaniją, kuria siekiama diskredituoti plokščią Žemę. Kodėl po kiekvienų jų vaizdo įrašų susijusių su plokščios Žemės tema yra paneigimas, kuriame sakoma, kad tai yra archaiška, senamadiška ir pasenę. Tai modelis, kuriuo tikėjo senovėje. Žinoma, senovės žmonės buvo kvailiai, jie nemokėjo statyti gotikinių katedrų, nemokėjo statyti miestų ir piramidžių. Problema ta, jog žmonės mano, jog kitokia Žemė yra kvaila, todėl kad galvoja apie kažkokią kvailą plokščią Žemę. Ir jie tyčiojasi ir žemina plokščiažemiečius. Juk tai taip kvaila. Nuo 2015 metų plokščios Žemės turinio kūrėjai patiria tikrą pragarą. Iš mūsų tyčiojasi. YouTube'as mus neįtikėtinai cenzūruoja. Labai sunku pasiekti tiesą. YouTube'as kontroliuoja algoritmą. O kam priklauso YouTube'as? Google'ui. Tai didžiulės korporacijos, kurios atėjo ir pasakė, kad plokščiažemiečių darosi per daug. Žmonės sužino apie tai. Mes nenorime, kad jie apie tai girdėtų. Tai gali sugriauti mūsų naratyvą, ties kuriuo mes taip daug dirbome. Mes prarandame jį dėl savo pačių technologijos, kurią sukūrėme. Todėl jiem teko įsikišti. Informacijos ir žinių slėpimas yra kontrolės forma. Dabar naujiems žmonėms žengiantiems pirmuosius žingsnius šioje temoje. Kai ieškote informacijos apie plokščią Žemę, Google analizė suteikia jums šlykščią vyriausybinę propagandą, o ne tiesą apie plokščią Žemę. Jei einate į Google ir bandote kažko ieškoti, kas susijęs su plokščia Žeme, pirmiausia pamatysite plokščios Žemės draugiją.
O tai neturi visiškai nieko bendro su šiuo judėjimu. Tiesą sakant, tai visiškai fiktyvi organizacija. Tai skirta atgrasyti kiekvieną, kuris ieško tiesos, kad pirmą, ką rastumėte ieškodamas, būtų šis puslapis. Ir kad jūs pamatytumėte šiuos kvailus kaltinimus, bei šią kvailystę su besisukančiu disku, kuris juda kosmose. Patikinu jūs, niekas tuo netiki. Jei Gaublio modelis būtų toks patikimas, kaip jie teigia, tuomet niekas nesijaudintų dėl stacionaraus Žemės modelio. Tai kaip teisme, viskas gerai, kol kas nors neįeis su krūva ant jūsų. Viskas gerai, kol kažkas neturi įrodymų įrodančių jūsų kaltę. Štai tada pradėsite elgtis įtartinai. Štai tada pradėsite panikuoti. Tada pradėsite šalinti pasekmes, kurios neišvengiamos dėl šių botų, dėl šių trolių socialiniuose tinkluose ir, žinoma, algoritmų. Tai tik naujas melas, kuris buvo pradėtas 20-ame dešimtmetyje. Ir dar prieš tai. Tiesą sakant, jie niekada nemokė apie pasaulį, kuriame esame. Tai te buvo tik bendras žinojimas. Vienas pagrindinių argumentų Apolio Žemės gynėjų, kad mes tai žinome jau daugiau nei 2000 metų. Eratosthenas tai išsiaiškino savo lazdomis ir šešėliais. Na, Eratosthenas galėjo būti, o galėjo ir nebūti tikras matematikas. Jei jis išsiaiškintų Žemės formą, tai jį padarytų Michaelu Jordanu tarp matematikų. Bet niekas niekada neminėjo jo knygose iki 19 amžiaus vidurio. Tai yra kažkokia beprotybė, kalbėjausi su pagyvenusiais žmonėmis. Ir jie man pasakojo, kad kažkada mokyklose jų net nemokė apie tokius žmonės kaip Kopernikas ar Galilėjus. Šiuo klausimu vyksta kažkoks beprotnamis. Tokie žmonės kaip Kristupas Kolumbas bei kiti žmonės istorijoje gali būti visiškai netikri ir galėjo būti sukurti tik kažkokiam tikslui. Ir taip visur. Mes radome kai ką Kroatijoje ir mums pasakė, kad 1930-aisiais buvo mokoma apie plokščią žemę. Dauguma žmonių mano, kad ši plokščia žemė, palyginti su Žemės rutuliu, judėjo pirmyn atgal 1000 metų. Ne, tai netiesa, tai tik nauja apgaulė. Jie sukuria šias istorijas, šias išgalvotas istorijas, išgalvotus personažus, kad pabrėžti, jog gyvename ant Žemės rutulio. Visi šie globofilai, Galilėjus, Eratosthenas, Kopernikas, šie portretai rodo, kad jie yra masonai. Bet aš to netvirtinu, mes net nežinome, ar jie tikri. Visa mūsų istorija yra melas. Esu sutikęs žmonių, kurie sako, kad 70-ojo dešimtmečio pradžioje jie buvo mokomi, kad Žemė yra plokščia. Mokykloje juos mokė, kad Žemė yra plokščia ir tuo pačiu, kad Žemė yra apvali. O vėliau visą tai tiesiog dingo. 2020 metų vasario mėnesį kalbinau 102 metų moterį Rūtą. Ji buvo mokoma plokščios Žemės valstybinėje Konektikuto mokykloje. Jūsų vardas Rūta Hit. Rūta, kiek tau metų? 102. Taigi jūs gimėte 1918. Mes tik kalbėjomės ir aš tavęs paklausiau, kokios formos Žemė. Ką tu atsakei? Ko jūsų mokė mokykloje? Pradinėje mokykloje. Mokykloje mane mokė, kad Žemė yra plokščia. Kur lankiai mokyklą? Lankiau Spring Glen, Hamdene, Konektikuto valstijoje. Kaip jautiesi dabar, kai supranti, kad tada vaikystėje buvai teisi? Dėl to jaučiuosi geriau. Dėl to jaučiatės geriau, tiesa? Tai daro mane laimingesnė. Dieve mano, kaip tai teisinga. Visą gyvenimą galvojau, kad tai, ko buvau išmokytas, yra teisinga. O tada, kai atradau plokščią Žemę, tu pasijauti geriau. Taip yra todėl, kad mes esame kūrinijos centre. Mes Dievo vaikai. Su visomis problemomis, kurios šiandien vyksta visame pasaulyje, turiu tau gerą žinią. Daugelis problemų, apie kurias jie praneša naujienose, net nėra tikros. Tai tiesa. Jie tiesiog laiko mus baimėje. Taip, tai tiesa. Aš suprantu tai. Jie tik kalba tai, ką nori, ką žmonės turėtų žinoti. Ir mes niekada nebuvome mėnulyje. Visa tai buvo netikra. Tai tiesa? Taip, būtent. Mačiau, kaip tai atsitiko. Taip, aš taip pat. Mes visi tuo tikėjome. Bet tai buvo tik tam, kad sustiprintų žmonių tikėjimą, kad jie gali gyventi ant rutulio ir gali vaikščioti ant rutulio. O, koksgi tai melas? Taip, tai melas. Ir žinoti melą yra tas pats, kad žinoti, jog eisite į magijos šou. Aš nubudau. Taip, mes tai vadiname būtent taip. Mes taip sakome, tai jūsų pabudimo akimirka. Jei einate pas magą ir žinote, kaip daromi triukai, tada magija jūsų nebeveikia ir esate laisvas nuo iliuzijos. Taigi žinojimas išlaisvina jūsų širdį. Tai priverčia mane verkti. Nieko, viskas gerai.
Rockefelleris panašu, jog suvaidino tame savo rolę. Jis įkūrė bendrojo ugdymo tarybą ir toliau dalyvavo švietimo sistemoje. Faktas yra tas, kad žmonės kontroliavo situaciją. Jie dabar ją kontroliuoja ir toliau tai darys. Perduodame tai paveldėjimo būdu, ar keičiant vardą, nesvarbu kaip būtent. Ir taip, aš turiu omenyje, kai Rockefellerio vardas yra susijęs su kažkuo, tai visada kelia klausimų. Man tai didžiulė raudona vėliava, kad jie gali ateiti ir pakeisti viską, ką žinome, visą istoriją, ir paversti ją apgaulę. Ir toliau mokinti tos apgaulės vėl ir vėl, kol tai netaps norma. Tai tas pats žmogus, kuris pasakė, jog nori krūvos darbininkų, o ne mąstančios tautos. Tai tas pats žmogus, kuris buvo pripažintas kaltu, pažeidęs antimonopolinius įstatymus 20-ojo amžiaus pabaigoje. O vėliau įkišo savo nagus į visą švietimo sistemą. Žinoma, su pažadu aš duosiu pinigų ir pasirūpinsiu, kad jūsų mokykloje būtų viskas, ko reikia, o jūs mokysite iš šių vadovėlių. Ir kol jūs stumsite šį naratyvą ir skatinsite šias idėjas, aš duosiu jums darbininkų tautą, o ne mąstančių. Ir tai būtent tai, kuo tapome. Na, ar dabar jums tai kažką sako? Kodėl mes tiesioginė prasme negalime kalbėti apie tai, ant ko stovime? Tai kodėlgi? Žinojimas, kad yra kūrėjas, absoliučiai yra viena iš pagrindinių priežasčių tai slėpti. Bet žinote, tuo pačiu tai yra nepalyginama su tuo, kai milijonai žmonių sužinos, kad yra kitų žemių. Kalba eina apie žemės, kurias slepia. Manau, kad gali būti, kad jie slepia žemės kažkur čia netoli mūsų. Ir manau, kad sutartis dėl Antarktidos tai labai grėsminga. Bet kokiu atveju tame turi būti kažkas tokio. Be viso kito jie labai griežtai laikosi šios Antarktės sutarties. Ir tai yra tik tam, kad atitrauktų žmonės nuo tiesos. Jie nenori, kad žmonės žinotų apie naujas žemės. Argi nekovojome amžinai už žemę? Ar ne taip visada buvo? Šalis kovoja už žemę, bet ne Antarktidos pakraštyje. Oi, ne, jokios ten kovos. Tik visiškas susitarimas. Jūs negalite ten eiti, negalite to tyrinėti. Ši sutartis buvo pasirašyta 1959, ji negali būti net ginčijama iki 2041. Tai yra pati ilgiausia pasirašyta sutartis visame pasaulyje. Sutartis, kuri galioja ir iki šių dienų. Antarktida talpina pasaulio vandenynus. Kas yra už Antarktidos ribų? Kodėl vyriausybė nuo mūsų slepia Antarktidą? Kodėl Antarktida visiškai uždaryta lankytojams? Neskaitant ekskursijos po nedidelį Pietų Amerikos pusiasalį. O tai visiškas nulis. O žmonės sako, na tu gali keliauti į Antarktidą. Bandėme tai padaryti ištisus mėnesius. Ketinau siųsti komandą. Jie neperskambins. Tu tiesiog negali ten keliauti. Yra tik vienas pusiasalis, kuriame galite pamatyti pingvinus. Būtent. Ir tada tu sakai, o aš turiu keletą draugų, kurie lankėsi pietų ašigalyje. Taip, jie išsiuntė juos į tą mažą salą su pingvinais. Negali sakyti, kad buvai Antarktidoje ir vaikščiai po ją. Tai tas pats, kas sakyti, kad buvai Naujajame Džersyje, atostogaudamas Kalifornijoje. Yra šimtai skirtingų įmonių, kurioms gali sumokėti daug pinigų, kad leistis į nedidelę kelionę į šį pusiasalį. Tačiau visos šios įmonės yra po vienu stogu. Vienas žmogus visas jas valdo. Jie niekam neleidžia tyrinėti Antarktidos. 2018 balandis. Baso sąsiauris Australija. Kelionė toli į pietus. Maždaug po 5 minučių tai įgaus tarptautinio titulo mastą. Australijos karinio jūrų laivyno laivas suka link mūsų. Blogi berniukai. Blogi rimtai? Laivas sukasi mūsų kryptimi, jis sukasi į mus. Dėl viso, ko turime paslėpti Adrianą. Blogi vaikinai, tai karinis laivas Hobart. Jūs esate apribotoje jūros zonoje. Just go. That's a drone. Is it? That's unreal. Kai žmonės sako, kamgi tas melas? Vienas pagrindinių atsakymų, jie slepia kitas žemės. O kas, jei tikrai galėtume tapti laisvais?
Visa to priežastis yra ta, kad yra daugiau žemės. Pagalvokite apie tai. Jei bus daugiau nekilnojamo turto, jeigu bus daugiau išteklių, gamtos išteklių, jeigu bus daugiau maisto mūsų badaujantiem vaikam, jei bus daugiau erdvės, daugiau vietos mum, kad pabėgti nuo prekybos žmonėmis, jei yra vietų, kur mes galime nuvykti ir kitos civilizacijos, kurių dalimi mes galime būti, kur už vandenį nereikia mokėti, kur neima mokesčių už laisvą energiją, kur netaiko tau nekilnojamo turto mokesčių. Kas, jeigu yra daugiau žemynų? Niekas negali tyrinėti Antarktidos ir taškas, nes jei žmonija atras, kad yra daugiau žemių, tuomet heliocentrinė teorija išnyks. Jie negali pridėti naujų žemynų ant kamulio paviršiaus, todėl jie tai norėjo tuoj pat nutildyti. Tai liudija seni žemėlapiai, o būtent 1000-metis Japonijos žemėlapis Kobayashi, kuriame pavaizduoti žemynai ir žemės už to, ką jie vadina ledynų ar ledo sieną. Taigi, kodėl jie moko žemės rutulio modelio? Matote žemės rutulį, kuris talpina visas žinomas žemės. Jėzuitams ir masonams reikėjo naujo modelio, todėl kad jie norėjo naujos pasaulinės tvarkos. Dabar žemės rutulyje yra tik 7 žemynai. Tai viskas, kas yra, viskas labai ribota. Turime ribotas atsargas. Yra labai mažai išteklių, nes žemė yra gaublys. Tiesa, viskas yra ribota. Bet jei pasirodys, jog yra daugiau žemių, vadinasi resursų kur kas daugiau. Daugiau žemių, daugiau išteklių. Puiku, jei jie slepia kažką panašaus. Trumano šou yra scena, kurioje Trumanas sako, noriu tapti tyrinėtoju, kai užaugsiu. Norėčiau tapti tyrinėtoju, kaip didysis Magellanas. O, tu pavėlavai, nebeliko ką tyrinėti. Įsivaizduokite, kad vis dar yra visos šios nuostabios vietos, kurias galima ištyrinėti. Ir atradus, kad yra visos tos naujos žemės, ir tai vėl atveria duris naujam atradimam. Ar kada nors girdėjote apie liudininkų parodymus, įrašytus knygose Geležinė Respublika, Dūminis Dievas, Pasauliai už ašigalių? 1800 pabaigoje žurnalas Florida paskelbė straipsnių seriją su politiniu veikėju, kuris pavargo nuo to, kas čia vyksta. Jis apsirūpino didelį laivą įgulą ir iškeliavo tyrinėti Antarktidą. Jis nuvyko ten, rado praėjimą ir perėjo į kitą vandenyną ir prapuolė maždaug mėnesiui. Galų gale jie rado žemę su miestu ir ten nukeliavo. Ir tai buvo labai išsivyščiusi visai kitokia civilizacija, bei labai draugiška. Ir jie ten liko ir jis rašo apie viską, ką ten išgyveno. 1800 pabaigoje jie kalbėjo apie kitas žemės už Antarktidos. Primenu, žodžiai extraterrestrial reiškia ekstra, tai yra papildoma žemė. Šie žodžiai perteikia, kad čia yra daugiau žemių, apie kurias jie mums nepasakoja. Galbūt kai kuriuose vandenynuose yra daugiau žemių, kur žemėlapyje viskas mėlyna. Niekas nežino, juk nekeliaujate visur aplink dideliais laivais ir neskraidote virš lėktuvais ir nežiūrinėjate. Ar girdėjote apie tokį dalyką kaip neskraidimo zonos? Pavyzdžiui, jūs negalite skristi tam tikrose vietose netoli poliarinio rato arba Antarkties rato. Priežastis ta, kad ten yra žemių, apie kurias mes neturime žinoti. Jie nenori, kad šios žemės būtų atrastos. Visos šios korumpuotos sistemos, kurios vagia iš mūsų pinigus, grobia mūsų vaikus, daro tiesiog siaubingus dalykus. Jos priklauso nuo gyvulių likusių aptvare, bei vergų plantacijose. Štai kodėl plokščia žemė tai yra svarbiausia. Tai svarbiausios žinios, kurias galime gauti, nes žemių yra daug daugiau. Nežiūrėkite į mus ir nesakykit, nagi, eik įrodyk. Jie mums neleis to įrodyti. Mes ne kažkokie tinginiai. Mums uždrausta jums tai įrodinėti. Taigi dėl to, žinoma, mes galime tik spėlioti. Tai raudona vėliava. Jei jums tai nėra raudona vėliava, tuomet nežinau, kas tai jums. Jie neleidžia mums ten keliauti. Leiskite mums tai. Jei mes nukeliausime ir pasirodys, jog ten nieko nėra, aš prisipažinsiu, jog mes klydome. Bet visi požymiai rodo, jog jie ten slepia kitas žemes. Jūs turite turėti leidimą viskam. Jūs turite turėti leidimą tuokti su savo gyvenimo meile. Turite turėti leidimą keliauti keliu,
Kaip turime neatimamą teisę keliauti iš taško A į tašką B. Žmonės, jūs ką galvojate, jog esate laisvi? Bet tokie nesat, jūs tik viščiukai išvesti pasivaikščiot. Jūs viščiukai laikomi aptvertoje teritorijoje ir tau neleidžiama jos palikti. O jei tai padarysite, keliausite į kalėjimą arba jūs sušaudys. Lik plantacijoje, daryk tai, ką turi daryti, mokėk mokesčius ir užsičiaup. Juk taip. Na, o jeigu žemė yra daugiau, o aš nuoširdžiai tikiu, kad taip ir yra, juk tai svari priežastis mums visiems meluoti. Ir tai ne tik apie tai, kaip paslėpti daugiau išteklių ir kur galime eiti ir gauti dujų bei aukso. Ne tame esmė. Jie slepia laisvę. Jie žino, kad kai mes visi sužinosime, kad yra vieta, kur nėra diktatūros, mes nebegrįšime. Visko yra be galo daug. Yra daug daugiau žemių ir yra daug vietų, kurias reikia tyrinėti. Ir jie tiesiog nori mus išlaikyti čia, tvenkinio viduryje, kad mes čia būtume įstrigę galvodami, kad tai viskas, ką turime. Kas nutiks su aukso ir visų gamtos išteklių kaina, jei atsiras daugiau žemės? Auksas juk negali kainuoti $1 už unciją. Benzinas negali kainuoti 20 centų už galoną. Kiekvienas iš mūsų galime turėti 1000 hektarų žemės. Visa sistema griūtų. Visa sistema griūna ir taškas. Iš kitos pusės turime šiaurę, kuri taip pat uždaryta. Išvykau į pirmojo oficialią kelionę. Ketinau keliauti su savo tėvu ir seneliu Sinkleriu į šiaurės ašigalį. Tai buvo žavinga vieta. Tikėjau, kad pagaliau įsitikinsiu egzistavimo priežastimi šios griežtai saugomos Arkties bazės. Ir aš buvau visiškai teisus. Mes lėtai važiavome pro ir šalia pastatų, vykdydami ypatingą super slaptą misiją. Ir tuomet aš supratau, koks galingas ir nuostabus buvo mano tėvas. Šiaurės ašigalis yra svarbus dalykas. Jis visada buvo mano galvoje. Žongliravau šią mintimį, ar yra paslėptų žemių. Ar jos galėjo pasislėpti žemynuose netoli šiaurės Arkties vandenyno, kuris, atrodo, yra vandenynas. Jie galėjo paslėpti žemės ten. Daug senų žemėlapių parodys jums Hiperborėją. 4 žemynus, o centre Axis Mundi, pasaulio ašis. Ir aš manau, jog tai, kas ten yra, manau, jog tai yra Merų kalnas. Ir manau, kad tai yra savotiškas akustinis įrenginys. Ten tikrai vyksta kažkas ypatingo. Ir jei apie tai pagalvoti pakankamai ilgai, kodėl kompasai rodo į šiaurę? Tai kažkaip įdomu. O kas, jei visi paimsime kompasus ir seksime juos, kol jie nesustos? Kompasas visada rodo į šiaurę, į magnetinę šiaurės pusę. Yra tam tikra jėga ar tam tikros rūšies energija, vibracijos dažnis, kuris nukreipia rodiklę į šiaurę. Tai tiesiog beprotiška, kai pagalvoju, kad visi kompasai rodo į šiaurę, į šiaurės ašigalį. Nėra kompaso rodančio į pietus. Pietų ašigalio nėra. Nėra tokio kompaso, kuris sakytų iki pietus. Ten kažkas yra. Manau, visi galime su tuo sutikti, kad ten kažkas yra. Ir tai beprotiška, kad jie tai slepia ir taip ilgai slepia. Yra senovės civilizacijos, šiauriečiai, yra žmonių, kurie kalbėjo apie Rupis Negrą, Merų kalną, milžinišką magnetinį kalną centre, didžiulė magnetinė masė arba kalnas. Pakankamai stiprus, kad bet koks kompasas būtų nukreiptas į šiaurę. Kai buvau vaikas, mokykloje mums rodė tautinį geografinį vaizdo įrašą apie vaikinus keliaujančius į šiaurės ašigalį. Ir jie jį sukūrė tokį baisų, apgailėtiną, tamsų ir šaltą, kad joks vaikas niekada gyvenime nepasakytų, ei, aš noriu į šiaurės ašigalį. Apskritai, jei pažiūrėsite kokį dokumentinį filmą apie šiaurės ašigalį arba žmogų, kuris keliauja šiaurės ašigalyje, viskas, ką rasite, tai kaip kažkoks vaikinas juda per ledą, o rankoje turi kažkokį prietaisą ir jis taip 3, 2, 1, šiaurės ašigalis. Tai ne šiaurės ašigalis, bičiuli, tai... Aš tiesiog nežinau, kas tai. Tai žemėlapis. Mano tėvas parodė man žemėlapį, kaip šis, kažkada. Šiame rate yra tavo pasaulis ir mano pasaulis. Ir daugybė kitų, niekas nežino kiek.
Tamsus bokštas stovi visų dalykų centre ir jis stovi ten nuo laikų pradžios. Ir skleidžia galingą energiją. Manau, kad šiaurės ašigalyje yra skylė, elektromagnetinio toro dalis ir skleidžia žalią šviesą, kurią matote kaip šiaurės pašvaistę. Šiaurės ašigalis yra Žemės centras. Tai ir yra hiperbolė. Kadangi gyvename Saulės sistemos toroidinėme lauke, viduryje turi būti ją kertanti inercijos plokštuma ir turi būti hiperbolės smėlio laikrodis viduryje. Kaip 5 Šrimad Bhagavatam giesmėje, tai vadinasi Merų kalnu. Kodėlgi mums neleidžiama ten artintis? Na tiesiog todėl, kad mums ten negalima. Tai magnetinė toroidinė hiperbolė. Todėl jūs negalite skraidyti niekur arti šiaurės ašigalio, Žemės centro. Admirolas Richardas Byrdas sakė, radęs kitas žemės tiek šiaurėje, tiek pietuose. Yra knyga Dūminis dievas, kurioje tėvas ir jo sūnus rado kitą žemę ir milžinų rasę, su technologijomis, kurios viršyje jūsų drąsiausią vaizduotę. Kartografai paišė Žemės centre, ten, kur rodo visi kompasai. Tiesiog yra daug įrodymų rodančių, kad žemių yra kur kas daugiau. 100% galiu lažintis, kad šiaurėje yra daugiau žemių. Šiaurė taip pat kruopščiai saugoma kaip ir pietūs. Jūs negalite pasakyti, pavyzdžiui, eikite, patikrinkite šiaurę. Na gerai, duokite man eiti ir patikrinti. Padarysiu nuotraukas, vaizdo įrašus ir grįšiu. Bet ne, jūsų net iš tolo neprileis. Būsite apsukti kaip ir pietuose. Iki 1600 buvo 4 sausumos masyvai aplink šiaurės ašigalį. Ir po 1600 jie pradėjo pamažu nykti, kol galiausiai išnyko visiškai. Ir jūs tuo galite įsitikinti patys. Jei grįšite į praeitį iki 1600 metų, ir pažiūrėsite į visus įmanomus žemėlapius, pamatysite šias žemės kiekviename iš jų. O vėliau šias žemės tiesiog pradėjo trinti iš istorijos. Taigi, ką jie slepia šiaurės ašigalyje? Jei atsisėstume ir pažiūrėtume į visus šiuos įrodymus, į visus liudininkų parodymus, nuosprendis bus kaltas. Tu judi 1000 mylių per valandą greičiu, kaip sukasi Žemėje. Tu judi 18 mylių per sekundę orbitoje aplink Saulę. Ir tu nieko nejauti. Ok? Ok. Ir tai bando numesti tave nuo Žemės. Bet gravitacijos jėga tam priešinasi, bet kokia jėga ji bando jūs nustumti nuo šios aukštyn kylančios išcentrinės jėgos, kuri atimama nuo gravitacinės jėgos, kurią Žemė bando jums primesti. Taigi, čekai, kiek tu sveri? Čia ir dabar. 192 svarai. Aš duosiu tau 190 svarų, gerai? Taigi, paskaičiuokime, kai bėgate į Ekvadorą, mes esame vakarų pusrutulyje, taigi ir likime ten. Tu bėgi į Ekvadorą ir jau sveri 185 svarus. Ką? Štai kaip tai svarbu, jei teisingai skaičiuoju. O aš manau, kad teisingai. O tai reiškia, kad tu sveri mažiau svarų, jei tu gyveni ekvatoriuje. Vien tik dėl to, kad besisukanti Žemė bando tave numesti. Šaunu. Taip. Jei Žemė sukasi 1000 mylių per valandą greičiu, kreiva trajektorija, krentame kiek ten mylių per minutę greičiu, bet kažkodėl jokia tokia inercija neturi įtakos šiems akmenims, kurie idealiai subalansuoti. Faktas tas, kad Žemė yra nejudanti. Ir tai buvo moksliškai įrodyta, o ne pseudomokslo. 1879 metais Džordžas Arey, nešiojęs 49 metus karališkojo astronomo titulą, atliko eksperimentą teleskopu ir įrodė, kad Žemė yra nejudanti. Taip pat mes turime paralaksą, kuris taip pat žinomas kaip Roe Botman, kuris atliko 1800 pabaigoje Bedfordo lygio eksperimentą.
kur jis nuėjo 6 mylių atstumą, tai turėjo parodyti kažkokį kreivumą apie 16 pėdų, bet jokios kreivės nebuvo pastebėta visiškai. Tada mes turime Michailą Morley ir Sagnak. 1900 metų pradžioje su jų interferometrais, šį kartą naudojant šviesą, o ne teleskopus, ir savo interferometriniais eksperimentais jie įrodė, kad eteris virš Žemės erdvė juda, bet Žemė nejuda. Taip pat turime Michelsoną Gale. Jie 1930 atliko eksperimentą ir įrodė, kad Žemė nejudanti. Vienas didžiausių visų laikų mokslinių eksperimentų, mano nuomonė, priklauso Marconi. Marconi 1901 metais įrengė siųstuvus radio bangoms, belaidžiams signalams perduoti per vandenynus, per Atlanto vandenyną. Taigi jis turi vieną prietaisą Europoje, kitą Kanadoje. Ir jie siuntė signalus, manau, S raidė buvo pirmoji. Ir tai suveikė. Beveik 2000 mylių per vandenyną ir jie sugebėjo gauti signalą. Išlenkimo nėra. Jūs kalbate apie 600 mylių kreivumą tarp 2 taškų. Bet kaip tada tai suveikė? Nes viskas tame pačiame lygyje. Net nežinau, ar jis tuo metu bandė apie tai kalbėti. Ar tai buvo tik daugiau apie jo technologiją, su kuriais išeidavo. Ar studijavote tai mokykloje? Ne. Tada mes turime Pierre Luigi Giną, Marconi kolegą. Ir prieš tai, kai jis numirė, jis savo laboratorijoje rodė žmonėms, kodėl Žemė nejudanti. Galite apsilankyti mano kanale ir pažiūrėti vaizdo įrašą, kuriame demonstruoja ponas Pierras Luigi Gina savo laboratorijoje, kaip naudojant stroboskopus, galite gana lengvai įrodyti, kad Žemė nejudanti. Kiekvienas mokslinis eksperimentas visais laikais, kuris buvo skirtas ieškoti ašinio sukimuose ar kreivumo, visada patvirtindavo priešingą, bet mokyklose to nemoko. Stebėkite, kai išeinate į lauką, kai nėra vėjo ryte, kai galite matyti tobulai lygų ežerą kaip veidrodį ir jūsų jausmai jums pasakys, jog jūs žinote, jog niekas nejuda. Esame stacionarų žemiečiai. Mūsų pusėje mokslas, tikrasis mokslas. O Žemės savininkai turi pseudomokslininkus. Tiesą sakant, viskas, ką jie turi, yra Einšteino žodžiai. Aš padariau išvadą, kad ne vienas optinis eksperimentas negali įrodyti, kad Žemė juda. Ir visgi, Žemė juda? Taip, Albertas Einšteinas. Visada rekomenduoju žmonėms pažiūrėti į Albertą Einšteiną jo interviu. Jis skaito užuominas. Jis skaito pastabas, raštelius, kuriuos jam kažkas įteikė, panašius kaip šiandien žurnalistai turi televizijoje. Niekada nebuvo atliktas joks optinis eksperimentas įrodantis, kad Žemė juda. Žemė sukasi 1040 mylių per valandą greičiu. Jūs negalite to jausti, jūs negalite to išmatuoti, jūs negalite to stebėti, jūs negalite to pakartoti. Bet tikėkite mumis. Nėra nei vieno eksperimento įrodančio, kad Žemė sukasi ir apskritai juda. Tačiau yra eksperimentas, kuris įrodo dokumentinėme filme Už kreivės. Bobas Knodelis kalbėjo apie žiedinio lazerio giroskopo parodymus, kad didžiąją paros dalį yra matomas 15 laipsnių slinkimas. Kai jungėme šį giroskopą, pastebėjome, kad jaučiame dreifą. Dreifas 15 laipsnių per valandą. Ir tai buvo ištraukta iš konteksto. Kaip vėliau paaiškėjo, eksperimentas buvo atliktas dideliame aukštyje. Ir jis parodė kitą sukimosi greitį, kas absoliučiai įrodo, kad juda ne Žemė, o sukasi eteris virš mūsų. Netflix yra mainstream. Netflix, žinote, tai yra alternatyva, bet palaiko pagrindinį mainstream naratyvą. Netflix negali eiti prieš srovę, nes prarastų savo sutartis. Dokumentika yra tarsi pseudodokumentika. Esu tikras, kad tie, kurie matė mūsų filmą, mano, kad tas, kuris sukūrė šį filmą, yra valdžios klounas. Ir kalba, kad jie tiesiog bando tai nuslėpti. Netflix žino ir bando tai nuslėpti. Jie atsitiktinai įrodo, kad Žemė yra apvali. Tai buvo pats epiškiausias mikrofono praradimas. Man tai patiko. Tave atkirto? Faktas tas, kad turime technologiją, kuri lenkia jų melą. Dabar turime timelapse. Galime nukreipti fotoaparatą į dangų ir metai iš metų, diena po dienos, valanda po valandos. Dangus sukasi.
Kiekvieną dieną danguje turėtų būti skirtingos žvaigždės. Atsitiktinės žvaigždės danguje. Jei keliaujame 650 milijonų mylių per valandą greičiu, tai 870 tūkstančių machų. Ar tikrai tikite, kad kiekvienais metais mes pajudame 5,5 trilijono mylių kosmose? Kas metai? Ir visgi kiekvienais metais virš mūsų Žemės ir toliau sukasi tos pačios žvaigždės. Avinas, jautis, dvyniai, vėžys, liūtas, mergelės, svarstyklės, skorpionas, šaulys, ožiaragis, vandenis, žuvys. Metai po metų, metai po metų. Ir tuo pačiu metu ne vienas iš šių žvaigždynų nesikeičia. Nekeičia formos, netampa ryškesniais. Niekada to nebuvo istorijoje. Kad mes galėtume matyti, jog kažkokia žvaigždė taptų ryškesnė ar blankesnė, arba kad bet kokių žvaigždynų forma dar šiandien vis atpažįstama tokia, kokia buvo prieš tūkstančius metų, būtų nukentėję nuo paralakso ar iškraipimo. Šiaurinė žvaigždė niekada nejudėjo per visą žmonijos istoriją. Nukreipkite kamerą į poliarinę žvaigždę, padarykite timelapse ir stebėkite tobulą Dievo chronometro sukimąsi. Ir mes įveikiame 5 trilijonus 694 milijonus mylių kosmose kasmet. Sveikinu jūs, jei tuo tikite. Tai vadinama švietimu, indoktrinacija ir nukvailinimu.